Nu ką, turim kapotą, Audi Q7, va, vienas iškilimas, duobė. Ir čia vat yra duobė, matosi puikiai. Ir jas paimsim ištiesinsim meniniu lyginimu. Va, puikiai matosi. Procesą biškį pafilmuosiu, chebra, kad matytumėt. Va, šešėlis kaip krenta, viskas puikiai matosi. Kurią dabar tiesinsi? Galim šitą pradėti šėlius. Lecha, kaip su kamera sunkiai yra pagauti. Nu, tu susireguliuok tos apšvietimus. Nu, kur ta duobė? Ai, vo, nėra. Va. Vo, čia. Va, jo, iš čia labai puikiai matosi. Nu, tai čia lempa dar turi pasistatyti. Tai turim kelias duobės. Pradedam nuo šitos. Nu, kilnojasi lauk. Tai iškilimai susikals atgal, ne ten, kur persispa. Aliuminis kapotas pats sudėtingiausias. Nereikėjo pasišildyti biškį? Vis tik neskyla vienas dalykas, nėra šauti. Bet kaip, va taip minkos ir išsiminko. Šitas pas nesimato. Kad jos jau beveik ir nebėra. Tas kalniukas tik ten iškilęs. Nu, duobelės kaip nebūtų. Pradžiulgi tuos pasipoliruojam biškį, kad geriau matytųsi. Net sunku parodyti. Nu, iš pradžių matėsi, kad buvo duobė. Dabar kreipkim, iš kurio norim rakurso. Blecha tas kompresorius. Ką turim dar? Dvi duobelės, va vieną iškilimą. Ir sunkiai perduoti per kamerą. Nu, va, matosi, čia kur šešėlis kraipasi, va šičia va. Dvi duobikės. Va.
nežinau kaip čia parodyti. O gal taip. Va. Taip gal labiau matysis. Tai va, jas irgi tuoj naikinsim. Nu, matosi tas dubelės. Kelias į lauk yra. Nein pagauti tą rakursą, kur gerai matytus, nu va, dabar va matosi. Nu, žodžiu, buvo duobių kalnas, o jeigu žiūrint į kapotą, buvo kur čia, nebėra, buvo čia, nebėra, liko tik dar kelneliai keli, šitoje vietoje kažkur net nebematau, na, va, tenai. Žodžiu, chebra, taip, jeigu kam reikia meninio lyginimo, reikia ištiesinti, tai galit skambinti, telefonas bus po apačia, po video. Čia va jūsų BMW, žiūrėkit, buvo šičia bagažinė. Kur čia jis man rodo? Va čia va. Buvo sulankstyta, tai nebeliko, ištiesino. Jeigu kas stebėt video, tai matėt, viską ištiesino be dažymo, po to buvo šičia sparno arka, įlenkta va čia va. Nebėra. Buvo, kas čia dar, buvo ant durų šitų palankstimų čia nebėra. Taip kad, jeigu kam reikia, tai pirmin.